Alio. Labas vakaras, panelė Dalia. Sau. Ką veiki? Kažkanina. Jonas. Kas? Jonas, kodėl tu taip tyliai miegi gal ar užsidarius, kad negali kalbėti? Nemiegu, bet garsiai negaliu kalbėti. Kodėl negali? Ką? Kodėl negali? Todėl, kad negaliu. O tu gali telefoną prie ausies taip giliau pasidėti, aš tau pašnabždėsiu į ausį. Nu, pašnabždėk. Tu esi labai graži. Nesvarbu, kas man skambina. Jonas tau skambina. Žinai, Dalia, Kas čia per Jonas? kas čia per Jonas? Daug Jonų Lietuvoje yra, ar ne? Bet tik tai vienintelis tau sugalvojo dabar paskambinti. Įsivaizduoji, kokia tu turėtum būti laiminga. Dalia, šiąnakt, žinok, net nepatikėsi, bet aš sapnavau tave. Ką? Rimtai, va. Va dėl to ir nusprendžiau tau paskambinti. Prisiminiau, grįžau iš darbo. Sapnavau tokiom keistom aplinkybėm, kad buvau kažkokiam Juodiškių kaime, čia netoli Molėtų. Nesu buvęs niekada, bet vat kaip ir dabar atsimenu tą užrašą. Ir prie pat to užrašo, žinai, kaip į miestą įvažiuoji, Nu. stovi tamsi daili tokia mergaičiukė. Ir tu buvai taip apsinuoginus iki pusės, galima taip pasakyti. Ir taip žiūrėjai gašliai ir su piršteliu taip sakai, ateik čia, ateik čia. O aš negalėjau niekaip ateiti, nes mašinai benzinas baigės. Tai kas tu per Kas per veikėjas. Ir taip norėjau pas tave atvaryti, nes, nu, tu visa tokia, žinai, seksuali, graži, tokia, ir, nu, mašinos aš negaliu palikti, nes turėjau neblogą mašiną. Ir, vat, nu, niekaip negalėjau kitą vesdasi, kas, supranti? Ja. Kur tu mane matei? Sakau, prie Juodiškių to užrašo. O tu turi ką nors bendro su Juodiškiais? Taip. Ką? Nu. Aiškiau kalbėk. Turiu. O kas ten yra? Koks skirtumas? Nu, nesvarbu, aš tiesiog pasakoju savo sapną. Per savo sapną. Ir labai labai tavęs norėjau, supranti. Tu dar tokia, ir supranti, ta prasme, kaip nori moteris. Jos taip nori, bet tu taip norėjai, žinok. Aš neįsivaizduoju, net nemoku nupasakot. Ko norėjau? Nežinau, gal manęs arba mano mašinos. Nu, tiesiog, tu buvai tokia labai labai seksuali. Aš tikiu, kad iš tiesų tokia esi. Tai va, Dalia. Ir norėjau tiesiog paskambinti ir paklausti, gal tau trūksta ko? Turi vaikiną dabar? Tai gal nesapnavai, bet tai buvo tikrovėje. Nu, negali būt. Ar tu galėjai stovėti prie to ženklo? Nu, prie ženklo, tai nelabai suslėjau, bet prie tilto, tai taip. Ir pusnagė? Nu, ta prasme. Nu ką, žinau, man sapne, bent jau aš kai įsivaizduoju, tai buvo tokia, nu, pusiau pusnagė. Ir ten tiltas jo buvo. Ir aš galvoju, žinai, nu kažkaip man dabar susidvėjino ir aš nebežinau. Nu, nesvarbu. Tai vat norėjau paklausti, ar tu turi vaikiną? Kažkam durėjau, bet nežinau ką. O tu turi vaikiną? Ne. Neturi. O norėtum turėti vaikiną Joną? Man visi sakė, kad mano vardas yra negražus, bet man jis labai gražus. Kur tu mano vardą? Iš kur aš tavo numerį gavau? Man davė Marius. Kas per Marius? Ką aš žinau, kas per Marius. Tai vat ir norėjau pasakyti, kad aš norėčiau tave aplankyti Juodiškių kaime. Ir sapną galbūt paversti tikrovę. Aš tikiuosi, kad benzinas nebesibaigs ties tiltų, žinai. Ir galėsiu atvaryti pas tave ir būt tavy. Ką daryt? Tai prasme, būt su tavim. A, Na, o tu norėtum, tarkim, mane pamatyti, kaip aš atrodau? bet kažkokia iškilo dilema. Kodėl? Nu, tai be abejo. Aš normalus vyras, tik tai, kaip suprantu, gyvenantis šiek tiek toliau nei tu gyveni. Aš esu Vilnietis. Bet žinai, kaip sakoma, pist 2 valandas ir Molėtas. Ar ne?
Nenorėtum, kad, nežinau, šį vakarą gal aš jau tavęs nebetrukdysiu ir bandysiu susapnuoti tave, bet tarkim rytoj, jeigu atvažiuočiau ir tu mane pasitiktum prie Juodiškių kaimo tos užrašų lentelės. Tu gali aiškiau kalbėti, žinau, arba mano telefonas. Man įdomu, kas tu per vienas. Aš taip vienas esu, vienintelis ir nepakartojamas. Rimtai? Taip. Baigta? Taip, žinok, pas mane toks žirgelis didelis, kad tu net neįsivaizduoji. Vyras man. Išsigastum pamačius. O ne? Taip. Ką tu? Ir tiesiog, vat. Kiek tu metų? Man yra 28. O kiek tau? Palauk, nesakyk, aš manau, žinau, kiek tau metų. Nu, kiek? Tau bus kokie 19. Ne. O kiek? 20. O jau 20. Tai jau gali pas nepažįstamos į lovą lyst. Taip, kurgi ne. Bet galima susipažinti ir galbūt draugausim kartu. Ką? Nežinau. Aš labai norėčiau tave pamatyti. Pavyzdžiui, atvažiuočiau, pasimčiau tave, kad ir į Vilnių vienai dienai, kitą dieną perveščiau. Aš turiu labai gražią terasą. Aš įsivaizduoju, kad aš su tavim kažkur važiuočiau. Aš tik siūlau. Nieko aš blogo tau nepadaryčiau. Būčiau labai švelnus. Ai. Taip. Tu man iš ryto kavą į lovą atneštum. Ne. Ar nenori? Nežinau. Nu, ko prašau, aš tau palaižyčiau, tu man pačiulptum. Nenori taip? Tau viskas gerai? Taip. Nesimato. Tai tu manęs nematyda. Paskutiniais variantais ir nepatiko.